Kažkaip kiekvienas rytas dabar prasideda su puodeliu, mažu puodeliu kakavos. Ir kažkaip daugiau atsiranda saulės spindulių, tos šilumos. Ir atrodo, kad dar viena koja visi esame žiemoje, bet jau kita nedrąsiai žengiame į pavasarį. Tai vienas dalykas, ką kiekvieną rytą darau, ateidama į ofisą, jau tampa kaip ritualą, tai atidengti plėveles nuo sėjinukų ir apžiūrėti, apsukti, papurkšti. Tikrai labai sulėtina ir taip kantriai tenka laukti, ar dar kažkas naujo užaugs, ar užaugo, kaip čia sekasi jiems ir nežinau, toks geras jausmas. Dar tą pačiu kyla mintis ir planai apie naujus sėjimus ir taip po truputį atrodo pildosi visa palangė. Tai ir noriu pakalbėti apie tą palangę, apie tos sėjos ypatumus bute. Vienas tokių įdomiausių ir turbūt sutiksite visi, kad tai yra mažai vietos. Tai visas veiksmas vyksta ant palangės ir prie jos. Mano atveju labai man pasisekė, nes čia yra dideli langai, labai daug šviesos. Ir tai tikrai gelbsti. Labai gera šiluma dienos metu, ypač dabar, dar vasario gale. Ir vienintelis, kas man truputį trikdė ir teko nusižengti savo tvarumo principams, bet kitaip nebūčiau pradėjus šio projekto. Tai šiaip pagrinde naudoju pakuotės nuo maisto, kai auginu. Ir tai jau yra 4 metai, kaip auginu. Kažką pati ir eksperimentuoju savo laukelyje Kauno mieste. Bet supratusi, apžiūrėjusi, kaip čia viskas bus, supratau, kad man reikia sistemos ir jinai turbūt bus labai individuali. Tai naudoju pilnai perdirbamas maisto pakuotės ir jas įsigijau naujas. Kuom tai gerai, todėl, kad jos puikiai savo dydžiu tinka ant mano palangės. Galiu jų daug sutalpinti ir jose tilpa nemažai sėklų. Tai vienas dalykas, kad turbūt man šito projekto neišeis dar labiau plėstis tokiamis sąlygomis, kaip esu. Bet aš šį projektą, į šį tikslą nežiūriu kaip į derlių, o į norą su gamta sugyventi ir su ja pasidalinti. Ir kadangi aš žinau, kad man buvo anais metais netgi gaila rinkti, kirpti tas gėles ir tarkim, kai vaistažolė žydėjo, labai daug atkeliaudavo ir drugelių, ir vabzdžių, kitų, ir jie ateidavo ir ko ten tik nebuvo. Ir kažkaip tikrai
nedidelį dalį aš nurinkdavau, bet to pačiu pajaučiau, kad man tai labai malonu ir norėčiau pasidalinti su kitais miestiečiais tos laukinės gamtos. Tai toks ir yra tikslas - kurti katalogą produktų, kurie sezoniškai ten vyrautų. Tai labai labai maži tiražai ir vienas iš jų, kaip pagrindas, tai ir bus augalai, gėlės, vaistažolės ir iš jų gaminami. Tai nekantrauju labai ir tikiuosi man pavyks. Na ir dabar parodysiu, kaip toliau šiandien sėsiu dar keletą dalykėlių ir kaip tas dėžutės pasiruošiu. Tai pasidarau dėžutės skylutės, nieko ypatingo, o dangtelį naudoju kaip padėklą dažniausiai ir sėsim. Dabar posėjimą tokiam jausme esu, kaip tokiam nerime, kaip čia viskas bus. Iš tikrųjų, pirmą kartą bandau rubino žolę ir praeitais metais man varpiniai augalai vieni pasisekė, išdygo ir užaugo, o kiti ne. Jie labai yra jautrus, kiek skaičiau, drėgmei. Ir čia mano ta žemė, ta tokia šlapia, parašta taip. Tai visada yra tas jausmas, kur nežinai, kas čia bus ir palieki likimo valiai. Ir tikiesi geriausio. Bet jau jeigu kažkas pradeda ten po truputį dygti ir matytis ir rutuliotis, tai būna toks euforijos jausmas užplūsta ir taip tiesiog didelis džiaugsmas ir sekimas, kaip toliau augs. Tai va, tai dabar tokiam jausme esu. Dar norėjau pasidalinti vienu aspektu bute sėjos, tai kad visur atsiranda žemių, kur tik tai beitum, po truputį jos ta pasiekia ir irgi tokia kaip dalis šito etapo pavasarinio, tai visada yra šiek tiek tokios lengvo lauko, lengvo daržo tavo name ir gan visai taip romantiška, bet tuo pačiu ir truputį netvarkinga ir gal ir nemalonu, kad visada aplinkui. Bet, kaip sakau, tuo pačiu romantiška, kad atsiranda daržas tavo name trumpam laikui. Tai ką darau kiekvieną kartą po sėjimo, tai atsisėdu prie kompiuterio ir pasižymiu datas. Arba veduosi pas save knygelį, bet šiuo momentu dar esu nepasitariusi, ką irgi noriu padaryti. Daugiau tokio gal bendra. Aplamai kelintą mėnesį reikėtų. Ir man papirinis variantas, knygelė kažkokia, galimybė ją pačiai susidizaininti ir vesti yra labai malonus jausmas ir
kažkaip tokia išliekamoji vertė to būtent tų užrašų. Tai šitą irgi imsiu ir padarysiu. O dabar dar parodysiu, kaip atrodo. Va, ko tikiuosi, kad užaugs, kaip atrodo rubino žolė. Tikrai įdomiai, taip išskirtinė. Ryški spalva. To individualumą, tai gal pas jūs bus skirtingi mėnesiai ir laikai, negu kad aš pasižymėjau savo toj knygeliai ir kompiuteriu. Tiesiog kiekvienas mes atsiskaičiuojam skirtingai turbūt, nors kaip ir pagal skirtingus gal šaltinius. Tos savaitės nuo dygimo iki nuo pasėjimo iki dygimo ir iki į žemę persodinimo, tai kaip sakant, don't trust me. O siūlau padaryti šitus namų darbus ir visai smagus procesas. Aš turiu špargalkę ir tuo pačiu labai norėčiau irgi perrašyti šitą kažkur arba įsiklijuoti, nes čia taip gan belenkaip, bet tiesiog ir pasižymėjus, kurie yra šalčiui atsparus ir kuriuos reikia atskirai, kurių šaknis arba dar kažką tokio. Žodžiu, tai visai įdomi informacija, ten ir daugiau yra, gal, tarkim, kuriem augalam reikia saulės dykstant. Tai iš tikrųjų visai smagu taip ranka susigalvoti savo sistemą, kažkokius ženkliukus ir taip tą intenciją tokią geram derliui toliau linkėti. Dar vienas jos aspektas bute, tai kad nepriturėsi daug žemių ir teks visada įsigyti, nebent ten kažkokiai dėžėje laikyti, o šiaip visada teks papildyti. Turint dar kitų augalų atsiranda vietos trūkumas dar didesnis, nes reikia tos visus palangės esančius kažkur apgyvendinti. Tai truputį įsineša tokio pavasarinio chaoso, bet tuo pačiu atsinaujinimas tikrai jaučiasi, nes peržiūri savo daugiamečius augalus, lapinius, sukulentus ir įvertini tiesiog ko jiems dabar reikėtų, ar kažkokio persodinimo, ar iš naujo padauginimo, ar žemės papildymo, pakeitimo. Tai va,
Tai šiuo video norėjau ir kažkaip pasakyti, kad kiekvienas procesas ir turi individualią sistemą. Ir aš pildžiau tą savo knygutę. Joje kitokių dalykų yra ir galbūt aš jos ir neatsiverčiu kas kartą, bet tas darbas su ranka įrašymas informacijos kažkaip leidžia pamatyti ją kitaip ir sugrįžti, tarkim, dabar sugrįšiu, kiek daigų iš tų sėklų išaugs tuo metu, sekančio etapo vėl atsidarysiu tą knygutę, kai žydės ir toksai truputėlį įamžinimas savo galvoj kitaip tą informaciją, o galbūt ir kitais metais jinai man pasitarnaus šiek tiek taip pat. Ir pasimokysiu iš visų klaidų ir pasisekimų ir nesėkmių. Ir taip įvertinsiu savo pastangas ir galėsiu iš tikrųjų įvertinti, kaip man čia sekėsi. Tai va, kompiuteris visai gerai yra, nes gali daugiau tos informacijos rašyti, tiksliau, visus pavadinimus, bet, tiesiog tai yra toksai šaltas ir daugiau popierius, kurį nebent ten galbūt atsispausdinus galėtum kažkaip naudot ar įsiklijuoti, tai va, visai galbūt fain į tą knygutę. Ir taip daugiau dėl pačio proceso, o ne ir dėl kažkokios šiek tiek atmintinės, kad turėt. Dar viena dalis šito pasižymėjimo, tai tokią sistemėlę susigalvojau irgi radau senus maišelius, kurie jau galbūt išėję iš savo galiojimo išvaizdinio, tai tiesiog nunešioti ir susižymėjau pagal skirtingus mėnesius. Ir tiesiog susidėjau sėklas pagal tą sąrašą. Tai tikrai labai patogu, nes nereikia vien remtis sąrašu tuo momentu, kai jau darai. Tai irgi man labai patinka, kaip ir šnekėjau, kompiuterio ta tema, labai viskas fainai, kai yra tu gali paliesti, tu gali greitai atsiversti, pažiūrėti ir kažkaip daugiau tokio proceso įtrauki, o ne ten, kad pastoviai reikėtų žiūrėti į telefoną ar kompiuterį, bet galėtum gyvai savo rankomis įsitraukti į tą darbą tokį malonų. Tai va. Tiek ir norėjau parodyti savo pirmą video, prisistatyti ir tikiuosi viskas judės į priekį ir susitiksime kitame video.